Paimsim markerį. Kaip matot, čia yra lauko plytelė, kuri yra 2 cm storio. Ir ką mes padarom? Mes su markeriu užrašom kainą. Na ir kaip jūs manot, šitą dalyką nuvalysim ar ne? Dauguma pasakys, kad ne, kad sugadinom plytelę, bet žiūrėkit toliau ir pamatysit, kaip taip greit mes ją nuvalysim. Kaip matot, paviršius valosi tikrai pakankamai neblogai. Reikės šiek tiek daugiau laiko ir mes ją nuvalysim pilnai. Tai va, Vytai, pavalyk dabar tiesiog tą dalį, kur yra ketvirtai. Ir pasižiūrėsim, kaip atrodys plytelė po nuvalymo. Kaip matot, markeris valosi. Markeris yra spiritinis, būtent spirito pagrindu, kuris sunkiai nusiplauna nuo bet kokio paviršiaus. Faktiškai nenusiplauna. Nes kai kurie paviršiai jį įgeria ir būtent išvalymas yra beveik neįmanomas. Kaip matot, plytelės paviršius yra tikrai atsparus bet kokiam purvui ir markerio užrašas faktiškai jau išsivalė. Liko keli potėpiai, dar pavalysim ir pamatysit, kad pirmas ketvirtukas jau bus išsivalęs. Tai tiesiog, kaip matot, tikrai galima išvalyti nuo plytelės markerį. Dabar komentaruose rašykit, paminėkit, spėkit, su kokia priemonė mes išvalėm markerį nuo 2 cm storio akmens masės plytelės. Lauksim jūsų atsakymų.